Visi su jumis sveikinuosi iš Denas ir šiandien aš esu vienas. Ir šiandieną mes žaidžiame Orcs Must Die. Ir kodėl aš Andriaus, aš ten papasakosiu. Pradėsiu žaisti ir papasakosiu viską. Andrius iš tiesų dabar sunkiai susirgo, kažkas panašaus kaip ir aš sirgau. Ir jam tiesiog labai skauda gerklę ir jisai tiesiog negali filmuoti. Todėl aš filmuoju vietoj jo. Ir taip, šitam žaidime mums reikia ginti šitą didžiulį kristalą. Ir iš tų vartelių būtent atsirandinės zombiai. Pirmam lygiai jie tik tais iš vienos pusės eis, o kuo toliau, tuo tam sunkiau bus vienu žodžiu. Todėl čia mums leidžia pasirinkti, ką mes galim paimti, ir mes viską paėmėm, nes mums, kaip matot, čia viskas telpa. O čia parodo, kas bus mūsų priešininkai. Taip, mes turim 2400 pinigų, nežinau, kaip čia pasakyti, ir pradedam statytis. Aš noriu pasakyti taip, tada... Taip ir taip. Va, manau, mes pasistatėm visai taip ir neblogai, todėl aš pradedu. Todėl žiūrėsim, kaip čia bus. Iš tiesų šito žaidimo labai ilgai nesu žaidęs, kažkaip bandžiau žaisti. Ir štai jie. Ir taip mes sugrįžom, šiek tiek statėme kažkiek laiko. Ir štai, man tikrai mūsų bėga zombiai ir mes juos privalome šaudyti nuo praeitų. Ir po pačiu mes jo žudydami, gaunam pinigus, aišku, ir vis tobulinam mūsų, kaip čia pasakėm, veidą ir neleidžiam kaip zombius. Nu, ne zombių, o goblinių. Jeigu dar atsimenu, jeigu mane nužudo, todėl aš tiesiog atsirandu prie to kristalo ir kodėlgi man dar biškelį nepasistačius. Va taip, štai. Aš noriu pabandyti su kardu kažką, tai pripromikalasi taip. Ateik čia, ateik. Viskas neblogai, aš visą kardu kažką daryti. Tik, kad jie nelabai labai atsipratimą, ir aš žiūrėjau naudos. Ir šitam žaidimui žaidėjai, kodėl perėjimai, to daugiau atsidaro visokių, kaip čia pasakant, angliškai trepovačių, visų ir studijuojant sieną, ir iš tiesų daug kas atsiranda. Aš manau, jeigu jums patiks šitas žaidimas, jeigu tiesiog yra, peržiūrėti visai neblogai ir įvertinti, kodėl gyvenęs užaisiu ir antrą dalį, gal net jeigu spėsiu perėsime žaidimą. Bet tai priklausys, kad jūsų, jo rašytis vienas komentarus. Čia vertūrus. Filmuosiu aš kiekvieną kartą po vieną lygį, aš vėliau parodysiu. Ir mes turim mes daug labai pinigų turim. Ir iš tiesų žaidimas yra ganėtinai dabar lengvas, bet vėliau jisai tikrai nebus toli gražu lengvas ir tada jau reikės šiek tiek taip jau pasisremti. Šiaip, jeigu atvirai kalbant, visas žaidimas tikrai nėra labai sunkus, bet kaip ir sakiau, kad jau paskui, nes atsiranda vis nauji mobai. Priešus rytis yra tiesiog sunkiau, bet kamera atsidarinėjami šitą naują trepą, kaip pasakiau. Ir kaip mato dabar, dėl susituokim dviejų kitų problemų. Kažkaip per gerai man čia sekasi. Aš vieną išrandu, kas juos šauna. Kas mane šitą dabar pamačiau. Be to ateityje žinau, kad galima pas šitas lankininkus statyti, pat šitos vardą. Jie atrodo kainuos 600, jeigu aš neklystu. Bet viskas sulaiko. Dar norėčiau pakalbėti su jumis apie video, kai mes turėsim 1000 peržiūrų. Šitą video mes toliau filmuosime su Andriumi. Andriui tuo sveikas, sveikbučiu. Mes tas pasilūnam. Andrius, nežinau, galbūt bus kitą savaitę. Bet to štai va, mes perėjom pirmą lygį, taip šitą pusina.
Ir Victory, štai Victory, ir kiek mes gausim žvaigždučių įdomu. Kaukų, atrodo čia maksimumas, nors aš gerai nežinau. Ir upgrade čia yra, štai mes gavom 8. Mes gavom tik 5 kaukulės, o upgrade turime 8. Vat, tap, slow targets even more. Na ir kaip matot, štai, short snare, na ir taip toliau. Ir žaidimas iš tiesų yra toks, kad kuo toliau tu tobulini, kuo toliau eini, tuo daugiau viską ištobulini. Ir štai kaip matot, mums atsidarė dar viena siena, bet jinai bus dar jau kitoje serijoje. Todėl pirma serija galbūt išėjo tokia visai neilgoko, gal tiesiog ilgai aš nepastebėjau. Ir, na, jeigu patiko, būtinai laikinkit, iš tiesų subscribinkit, būkit mūsų kaip, būkit tokie, vat, subscribinkit, komentuokit, vertinkit žaidimą, sakykit ar tęsti, o su jumis buvo Ždenas ir aš jums turėjau iki draugų.